Gerai, šūdas baigėsi, prasideda šou. Kitoje mūsų studijoje, besišypsantis plačiai, Markas. Markai, ar mane girdi? Girdi, bet nekalbė. Tai aš tau mikrofoną, žiūrėk, pagarsinsiu, o dabar? Aš tave puikiai girdžiu ir dabar labai save puikiai irgi girdžiu. Puikiai girdi, tai yra svarbiausia. Markai, dabar labai trumpai pakalbėkime apie tave. Ignas jau pristatė, kad tu esi tokio žanro muzikos atlikėjas, kaip ir Deeper Upper, kaip ir No Dog Barking ir panašios grupės, ne? Bet tu groji kažkaip naujoviškai, ne? Tai papasako, kaip čia viskas vyksta pas tave? Aš nežinau, ar tai yra naujoviškai, bet... Lietuvoje tai čia viskas naujoviškai. Kaip ir tu pats išsireiški, kad vis dėlto vyksta ta modernizacija ir elektronizacija visako, tai aš irgi tikriausiai nusprendžiau neatsilikti nuo bangos ir į savo grupę, naujai sukurtą, kurie dabar egzistuoja tik kelis mėnesius, priėmiau kompiuterį. Aha, ir kaip sutarėt? Visai neblogai. Pradžioj buvo visai sunku, bet po to įsigijau dar vieną papildomą priedėlį, tokią garso kortą. Ir dabar iš vis labai gerai sutarėm, tikėkimės, viskas bus gerai. Kyšį davė. Ir toliau. Jo, ir tiesiog jis atlieka didžiąją liūto dalį darbų, garsų ir taip toliau. Vieni aišku galėtų pasakyti, kad tai yra netikra sintetika ir taip toliau, bet aš stengiuosi tai kombinuoti kartu su akustinė gitara, savo balsu ir perkusija kažkokia minimalia. Ir stengiuosi išgauti kažkokį tai garsą. Kaip sakė vienas protingas žmogus, nekreip dėmesio, ką sako kiti. Elkis taip, kaip elgėsi girta roko žvaigždė. Tai va, visiškai, žinok, nekreip dėmesio, ką ten sako kiti, ką jie nusimano. Tai labai įdomu, gaila, kad šiandieną studijon nepanoro atvykti tavo kompiuteris ir priedėlis. Dėl techninių tam tikrų. Dėl techninių niuansų, ar ne? Tačiau mes labai norėsime ir tikiuosi išgirsime tavo dainą vieną bent jau, tai tikrai gyvai. Taip, būtinai. Jinai yra iš mano mini albumo, kurį nesenai išleidau. Taip, daviau tokį... Papasakok. Jo, pretekstą, kad galėčiau papasakoti. Tai štai, aš kadangi, kaip sakiau, nedaug laiko egzistuoju, bet... Egzistuoja pakankamai ilgai. Kaip grupė, kaip darinys toksai muzikinis. Tai va, bet taip gavosi, kad jau esu padaręs keletą tokių darbelių. Pirmas tai yra, esu sukūręs su nepriklausomais kino kūrėjais, tiksliau su Lietuvos muzikos teatro akademijos studentais klipą vaizdo vienai dainai. Ir tuo pačiu esu išleidęs mini albumą, EP angliškai pavadinimu. Jis vadinasi Love, Jazz and the Devil. Lietuviškai tai yra Meilė, Džiazas ir Velnias. Ten yra 3 dainos, tai jos taip ir vadinasi Love, Jazz and the Devil. Ir šiandien kaip tik viena skambės iš... Kuri? Paskutinioji, apie Velnę. Apie Velnę, labai tinkama. O klausyk, kur galima rasti tavo EP? Jis yra visiškai nemokamas. Tai būtent apie tai. Visiškai laisvai galima įsiųstis iš mano Facebook puslapio. Papasako, kaip atrast. Facebook, tiesiog nueiname tenais, facebook.com ir įvedame į laukelį Markas Polubenka. Tokia štai žmogaus vardą ir pavardę. Ir tenais atsiras atlikėjo puslapis. Ir ten bus tiesiog kairiai pusėje skiltis tokia Love, Jazz and the Devil EP ir galima laisvai atsisiųsti iš vieno lietuviško portalo. Neminėsiu jo pavadinimo. Gerai. Bet visiškai nemokamai. Viskas aišku. Žodžiu, kas norės, tie tikrai ras. Dar vienas dalykas. Kodėl tu esi grupiai vienas su kompiuteriu? Taip lengviau pasidalinti pinigus, garbę, moteris. Tai tik tai apie pinigus ir nori tikriausiai kalbėti. Ne. Čiagi viskas yra susijęta. Taip, bet kažkaip vis tiek, kai yra muzika, tai tikriausiai žmogus nelabai galvoja apie tuos kitus dalykus, apie tuos materialinius ir apie moteris. Negalvoja jis apie materialinius dalykus. Tai kuo tau sumoka, pavyzdžiui, po koncertų? Kopūstais, natūra, natūra, bučiniais. Jo, bet tiesiog kažkaip taip gavosi. Aš prieš tai irgi esu grojęs grupėje, bet atsirado aibė priežasčių, dėl kurių aš nusprendžiau daryti viską vienas. Labai senai norėjau įsilieti į tą visą elektroninę kultūrą. Labai norėjau daryti kažką tai tokio su tais elektroniniais beatais ir tais visais sintezatoriais, bet kadangi esu vienas, negaliu visko apriepti, tai už mane viską daro kompiuteris. Ir tuo pačiu, kaip sakiau, norėjau prijungti kažką tokio dar ypatingo, tai yra ta akustinė gitara.